Reikėtų pasidžiaugti, kad Kauno miesto savivaldybė atsiliepė į tokį gražų renginį ir sutiko, kad tas simpoziumas įvyktų. Ne šiaip savo, jisai vienaip ar kitaip yra tarptautinis, dalyvauja ir Ukrainos skulptoriai, ir Latvijos, ir mūsų kauniečiai. Tikslas to simpoziumo buvo būtent tas UNESCO pripažinimas, kad Kauno architektūra yra viena iš to laikotarpio modernizmo atspindžių. Ir čia Dailininkų sąjunga kaip tik tai su jos pirmininkė Rebeka Bruder buvo iniciatoriai viso to simpoziumo, kas yra šiandien reta Lietuvoje, atvirai pasakius. Norėjau priminti žmonėms vieną paprastą, elementarią problemą, kad mes užmirštame, kad kiekvieną dieną mes turime savo pagalbininką kėdę. Ir taip sumaniau, kad jai reikia paatostogauti tai kėdei. Ir kadangi pavargo nuo žmogaus visų parametrų, tai tokiu būdu jie atsisėdusi ant suolo, kuris jai šiuo atveju tampa irgi pagalbininkas kaip ji mums. Tai ir visa mano koncepcija yra labai paprasta, bet jinai yra šiek tiek alegoriška, jeigu taip pasakyti. Gaunasi lyg ir metaforos pateikimas visai kitų kampų. Darbas padarytas iš gana tvirtų medžiagų, poliruotas granitas nepasiduoda gamtos veiksniams. Ir manau, kad ąžuoliniais prie to fontonėlio, ten kaip nutarta, kur eksponuoti, ko gero pritiks.